Nu, Kauno vieta man tai pirmas buvo toks įspūdis, kai Freda atėjo į technikumą. Tai buvo botanikos sodas, bet viskas. Freda rūmai rūmai vadinosi. Pirmie, antri, treti. O dabar važiuoju, kada aš čia trečiadienį važiavau per Fredą. Treti rūmai mūsų, kur buvo ekonomikos ne fakultetas ant to laiku, skaitysi kitaip. Visiškai apleisti. Ten kažkas tai, ten buvo mūsų pagrindiniai. Toks, tai man kažkaip labai taip, man dūšios atkrito, žinai. Ne, savotiškai, žinai, kažkaip tai. O kai atvažiavau į Fredą, ten stoti technikumą jau, dokumentus neštai. Jo, čia technikumas, kairėj pusėj botanikos sodas visas. Tai jo, ten buvo kažkur tai man toks, bet įdomus. O kaip supratau, tai ten nelabai kažkas ir įdomu buvo jau paskui. Ne, kaip gyveni ten 2,5 metų, tai kažkaip tai, pripranti prie to jau. Tai botanikos sodas ten vieną kartą apėjom, pradžioj, dar vieną kartą apėjom. Tais laikais tikrai ten nieko gero nebuvo, ten kažkaip tai. Dabar ten jau, kaip rodo per televiziją, ten jau gal tikrai įdomu jau yra. O tais laikais ten kažko nebuvo tam botanikos sode. Tvenkiniai ten buvo, tilteliai, kažkas tai, bet tai tokio kažko tai, įsimintinų kažko tai tikrai nebuvo. Tai čia buvo 77 metai visą tai toli gražu jau. Sakau, dabar kai važiavau, aš neprasukau, nes važiuosiu vis tiek, spaustuvė yra mūsų, kurią mes aptarnaujame, šitą spaustuvę važiavau, ten kažkada tai buvo maisto prekių parduotuvė, kai aš mokiausi. Dabar spaustuvė tenais įsikūrė. Tai man tai pirmas buvo, atvažiavau, palauk, tai čia parduotuvė buvo. Ir svarbiausia, kad aš įstojau, ėjom į tą parduotuvę, mes tenais pirkom viską, šampaną ir vyną. Grįžau iš armijos, jau po 2 metų vėl technikumą. Ir nuėjom prieš naujus metus tada, lapkričio mėnesį grįžau, mes naujų metų vakarėlį darėm, grupė mūsų. Ir merginos, sako, mes, kadangi buvo 24 merginos ir mes 4 vyrai buvom grupė. Sako, vyrai, nueikit nupirkti šampano, vyno, vakarėlį darom čia viską. Ir man nepardavė. Paprašė pasų. Tai aš pasų kažkaip neturėjau, bet karinį bilietą turėjau. Tai aš karinį bilietą parodžiau, sakau, šitas dokumentas jums tinka. Tai atsiprašom, čia kažkaip tai. Sakau, prieš 2 metus pirkau, viskas tvarkoj buvo, dabar grįžau iš armijos, man neparduoda. O dabar, sakau, atvažiavau parduotuvį, tik tuo laiku ten išvažiavimo nebuvo ten. Dabar ten į tą, lyg naujo tiltų, čia išvažiavimas, tuo laiku ten jo nebuvo. Tai o dabar aš ten užvažiavau, ten kažkaip tai gatvė lyg tai girdėta, atvažiuoju, spaustuvė. Mūsų parduotuvė, kur man nepardavė, aš prisiminiau tą dalyką. Ir paskui pravažiavau, aš jau grįždamas atgal pravažiavau, galvoju, aš žinau čia kitos gatvelės jau. Tai aš pravažiavau, bet aš pravažiavau nesukojau čia neputos vadinamus mūsų 3 rūmus. Ten reikėjo pasukti dešinę, tai į botanikos sodą, į kairę, tai yra, būčiau į botanikos sodą įvažiavęs, jau ten jau pirmieji rūmai, ten jau, kur centrinis pastatas buvo. Bet aš jau, nebuvo laiko, prašiausia, kad aš pravažiavau. Man tik tiek buvo gaila, kad apleista visiškai, pusiau griuvėsiai tokie stovi. Tai man, negera ant dūšios kažkaip pasidarė, vis tiek, tie 2,5 metų ten praleisti ir kažkaip tai, niekas nieko nežiūri, vis tiek tai botanikos sodas. Dabar priklauso ten viskas jau botanikos sodui, kiek supratau. Ir šitie pastatai, kodėl jie apleisti yra.
Nu, kažkas kažko nesirūpina paprasčiausiai. Nu, dar važiuosiu, aišku, į tą spaustuvę dar teks važiuoti ne vieną kartą. Bandysiu dar prasuksiu jau pro botanikos sodą ten. Tas mūsų kur sustojimas 12 autobuso buvo. Ten prisimenu vieną dalyką labai puikų. Dėstytojas buvo plikas, absoliučiai, nė vieno plauko jo nebuvo. Ir skrybėlė visą laiką, šiaudiniai skrybėliai pasibūdavo. Dabar stovime, mes laukiam autobusų važiuojant. Jis nusima tą skrybėlę, nosine nusišluosto prakaitą nuo plikės ir vėl tą skrybėlę ant galvos. Tuo tarpu, po tą skrybėlę, papuolė širšį. Nu ten buvo vaizdas, aš negaliu atpasakoti jo. To vaizdo. Kaip jisai metė tą skrybėlę ir kaip jis per tą savo plikę rankom abiem musikavo. Nu, ten, nežinau, šito pakartoti neįmanoma. Ir tikrai, norėdamas nenufilmuosi tokio dalyko. Nes atsakau. Ir jam reiškia paskui, žinai, 5 kartai. O taip, nes širšiai nepalieka gyvo. Net tuk. Tai jis, kol spėjau tą skrybėlę nusimest, tai jam 5 kartus jį pakaušį. Ir šinu į tą plikę. Bet, sakau, jo plaukų iš vis nebuvo jokių. Plikas absoliučiai buvo. Tai va, tu nuskau, tokį, nu, to dalykų, nežinau, man, va, iš technikumo tie atsiminimai tokie. Nu, paskui, aišku, ten buvo ir toliau, ten